Prieš porą metų Paulius buvo įkėlęs skelbimą, kad ieško žolės pjovėjo vienai dienai. Kažkaip atėjau papjauti ir likau nuo tos dienos čia Grendviloj. Va šitą tada gaivesnį. Visai netrukus atsidarys baras. Šiuo metu dar mokinuosi mokykloje, einu į 11 klasę, o savo laisvalaikį daugiausiai praleidžiu čia, bet dar ir priklausau Šaulių sąjungai. Tai nuo mažų dienų buvo patriotystės jausmas ir atradau ten save, kad visai man patiko ten dalyvauti, eiti žygius, pratybos ir taip toliau. Nežinau, man atrodo, kad kaip labai nori, tai gali viską suderinti, kad vieni po mokyklos žaidžia su kompiuteriais, telefonais, o aš nežinau, ateinu čia savo laiką praleis, kažką padirbti, įsidirbti. Kažkaip niekados nebuvo problemų kalbėti su žmonėm, bet atėjęs čia dar geriau išmokau su jais bendrauti, nes per dieną pasikeičia daugybė žmonių ir tu supranti, ko reikia, kad su jais užmėgsta ryšį, kad jie tave prisimintų ir būtų faina bendrauti. Einam valgyti. Ne, nesipykstu. Nu, gal kartais ir įvyksta konfliktų, bet šiaip tai sutariu gerai. Aš neprobleminis, man atrodo, tai visus kolegės, kurios dirba fone, yra tikrai geros draugės, su kuriom leidžiu laiką ir po darbo valandų, ne tik darbe. Tai kaip ir kiekvienam darbe pavargsti, bet tada pasilsi, persikrauni ir vėl ateini su nuotaika į darbą. Tai smagu. 3, 2, 1. O, kaip. Tėvam tai patinka, kad savo laiką leidžiu prasmingai, kaip ir užsidirbu vis tiek ir pinigų, ir patirties naujas įgaunu. Žino, kur randuosi vis dėlto. O draugai tai irgi šiaip nėra labai, kad išsiskirčiau, nes kiti draugai, aišku, irgi dirba vasarom, tai kaip ir dabar, man atrodo, madinga jaunimui dirbti vasarą. Nežinau, savo turbūt norėčiau palinkėti, kad nesustot gal tobulėti ir visą laiką siekti savo tikslų ir visą laiką eiti su šypsena į darbą.